Taip, pasaulis siūlo ir siūlys. Tačiau tu sprendi. Pasaulis nuolat kažką siūlo, jo? Kažkokias tai istorijas, kažkokias tai baimės, kažkokius tai apribojimus, kažkokį tai nepakankamumą, siūlys sunkumus, siūlys istorijas, kurios tave labai sulaiko ir riboja, jo? Žmonės kalba iš savo realybės, savo patirčių, savo istorijų, savo pažiūrų, savo sąmonės ir pasąmonės. Ir tai vadina tiesa. Jų patirtyje tuo metu tai ir yra tiesa, taip, jų visatoje. Tačiau tai dar nereiškia, kad tai tampa dėsnių tavo realybėje. Vėl atsiminkim, išorinis pasaulis neturi galutinės valdžios tavo pasauliui. Jis tik palieka ir pateikia atspindžius, simbolius ir parodo galimybės, parodo tavo pačios interpretacijas. Jo, tavo vidinį pasaulį atspindi irgi. Ir tik tais tu esi tas, kuris suteikia reikšmę. Tik tais tu esi tas, kuris nusprendžia, ką tai tau duoda. Jo, tu esi tas, kuris priima arba atmeta tą pasiūlymą. Tai va, pasaulis siūlys, tačiau tu neturi priimti. Čia slypi tavo tikroji galia. Gerai? Kai pasaulis siūlo trūkumą, tai dar nėra pranašystė. Tai neprivalo būti tavo patirtis. Yra labai daug žmonių, kurie patiria trūkumą ir labai daug žmonių, kurie patiria gausą. Jo, kai pasaulis siūlo nepakankamumą, kažkokį, ar tau siūlo, kad su tavim kažkas yra negerai, jo, etiketę tau kažkokią daro. Tai dar nėra tavo tapatybė. Tai yra interpretacija per jų linzę. Jo, tu nuspręsi, kas tavo tapatybė. Kai pasaulis buvo taip, sako, taip buvo, taip visada yra, taip vyksta, jo, tai dar nereiškia, kad taip tu ir turi būti toliau, tu nuspręsi, tu gali pasakyti kitaip, jo, tu gali pasakyti, tai gali būti tiesa tavo realybėje, tai gali būti, kad tu taip nori patirti gyvenimą, tačiau tai nėra dėsnis mano kvantiniam lauke. Ir būtent čia atsiveria kažkas labai stipraus ir gilaus. Tu ne tik gali atmesti senus pasiūlymus, bet ir sukurti naujus. Ir ne tik senus pasiūlymus iš pasaulio, tačiau senus pasiūlymus, kur tu pats ar pati nešiojai. Jo? Ir perrašyti juos visus. Jo? Perrašyti į naujas gyvenimo formas, naujas santykių formas, naujas galimybės, naujus apibrėžimus, naujas realybės versijas, kurių niekas dar net nepasiūlė. Ir gal tu net niekada iš savo aplinkinių nematei, kad jie sukūrė tai, jo? Tavo kelias neprivalo būti suprantamas niekam. Niekieno kito žmogaus nervų sistema neprivalo tavo kelionės priimti. Tavo laukas neprivalo sutapti su kieno nors kito baimės kalendoriumi, sakykim. Tavo tiesai nereikia leidimo iš kitų žmonių, kurie tiki tik tuo, kas jau buvo padaryta. Tavo kelias yra teisingas todėl, kad jis yra tavo. Ne todėl, kad jis populiarus, ne todėl, kad jis jau įrodytas, ne todėl, kad jis telpa į visuomenės ar kolektyvinį scenarijų. Todėl, kad jis suderintas su tavo sielos kelionė, su tavo prigimtimi, su tavo esme, tavo vidinių dėsnių, tavo santykių su realybė. Ir realybė tai reaguoja, nes būtent taip, kaip tu sakai, kad tavo pasaulis veikia, taip tu jį ir patiri. Taigi, reikšmės, kurios pasirinki, prielaidas, kurias įkūniji, istorijas, kurias kartoji, tapatybę, kurią priimi, visa tai tampa tavo realybės architektūra. Todėl vėl skirtingos realybės gali egzistuoti vienu metu ir vienas žmogus gyvena kovos pasaulyje, o kitas darnos ir palaikymo. Vienas tiki, kad viskas yra sunku, o kitas žino, kad viskas yra dievišku laiku. Vienas mano, kad gyvenimas yra begalinė kova, kitas patiria, kad gyvenimas paprasčiausiai reaguoja į vidinę tavo harmoniją. Todėl būk atsargus ir atsargiai, kam pritari, ko klausaisi, ką priimi, su ko sutinki. Ne viskas, ką matai, yra skirta tau, ne viskas, ką girdi, yra skirta tau įkūnyti. Lygiai taip pat ne viskas, ką siūlo pasaulis, yra skirta tau priimti. Kartais didžiausia galia yra pasakyti ne ačiū. Vėl, tai gali būti tiesa tau, tačiau tai nėra įstatymas mano realybėje.
Ir kartais tavo didžiausias darbas yra tapti žmogumi, kuris pasiūlo pasauliui visiškai naują realybės versiją. O gal mes čia to ir atėjo? Kurti naują žemę, sukurti dangų žemėje. Jis čia jau yra. Mes jį tik atskleidžiam per save. Ne iš manęs plaukia išmintis. Per mane plaukia visatos išmintis. Taigi, pasaulis gali siūlyti įvairius scenarius, tačiau kol tu nesutinki, nei vienas iš jų negalioja tavo visatoje. Paklausk šiandien savęs, su kuo tu dažniausiai sutinki. Ačiū, kad esate.